Labą dieną, gyvagimiai, žmonės, vaišnavai, suverenai. Labai aktuali tema. Tiesiog atėjo mintis ir be jokio pasiruošimo dabar tiesiog noriu papasakoti apie Romos formulę. O taip jinai ir vadinasi Romos formulė. Šią formulę taiko specialiosios tarnybos įvairių sistemų, įvairių šalių. Tiek taikė sovietų KGBistai, tiek taiko Lietuvos Respublikos VSDšnikai. VSDšnikai, norėtųsi juos mandagiai pavadinti kaip nors saugotais, bet jie yra tiesiog riebalai sriuboje, žinot, kai verdi tą sriubą. Bet net ir ne riebalai, o pasirodo, šiuo momentu jie yra tiesiog putos, kur, žinai, suputoja, reikia uogienę nugraibyti ir išmesti ten visokie tokie. Kadangi tos putos, jos sistemai kaip ir nereikalingos, tai jos linkia pačios į eliminavimąsi arba susinaikinimą, tai tą ir daro. Jie pradeda kenkti pačiai sistemai savo kvailumu ir durnumu. Dabar noriu papasakoti apie tą Romos formulę. Romos formulė yra tame, kad jeigu yra kažkokia organizacija arba žmonių grupė arba pavieniai žmonės, sakykime, religinė bendruomenė. Pakalbėsiu taip sakant tiesiai šviesiai be užuolankų, kadangi mes turime Gaudijos Vaišnavų religinę bendruomenę. Įsikūrėm 2019 metais, susirinkę jogai, kurie po 30 metų praktikuoja, semėsi iš vedų teoriją ir pritaiko gyvenime praktiškai. Ir, ką jūs manote, nuo pat pradžių, kažkur nuo 20 metų, pradėjom girdėti tokie savo atžvilgių be pagrindo tokius visokius teiginius, sako, religinė bendruomenė ima pinigus, užkuraitis renka pinigus, viskas apie pinigus kažkaip sukdavosi. Ir kas įdomiausia, tą pirmiausiai esam išgirdę ne iš kokių struktūrų, tačiau iš tų žmonių, kurie pasiskelbė savo gyvais žmonėmis, kurie skelbėsi laikraščiuose, ten YouTube, sako, aš gyvas žmogus, ten nusideklaruoju. Galvoju, gerai, tokie beveik kaip bendraminčiai lyg tai būtų. Tačiau yra toksai Barzdyla Gediminas, kur keikėsi. Aš realiai sudėtinga klausyti jo video, kadangi jisai ten žiauriai keikėsi. Nors kaip ir gerų dalykų tenai jisai kartais atkapsto. Aš jam dėkingas, kad jisai, sakykime, užrodė per tos video gimimo akto išrašą, kaip išsimti iš civilinės metrikacijos. Aš jo nebežiūriu, bet jisai praktiškai dažnai kiekvieną kartą vis pataikydavo paminėti mūsų religinę bendruomenę, vaišnavus. Mes ne katalikai mes iš vis, suprantat? Vedos jos nepriskiria žmogaus jokiai religiniai tradicijai. Tai yra ta mokykla, kuri mokina su meilė ir atsidavimu tarnauti aukščiausiems suverenui, Bhagavanui. Bhagavan. Krišna tu, Bhagavan svajam. Tai yra sanskritu, Bhagavanas reiškia suverenas. Ir jeigu yra žiopli kažkokie, kurie net nesupranta, kaip kitas toksai šitų žmonių dainius, jisai vis velebizgoja, sako, Bhagavan, jam jis neištarė. Ką veikti 30 metų, jeigu yra vedos jau išverstos ir yra žinios apie suvereną ir dar marmaliuoti, kad jam jisai kažko nesuprantama. Tai, žodžiu. Tai dabar aš ką noriu pasakyti. Tai pirmas jisai pradėjo tas Gediminas Barzdyla, kur keikėsi, visi kišdavo trigrašį į mūsų bendruomenės vidaus reikalus. Mes turime nario įnašą, stojamą įnašą, o jisai bando žmonėm pripudrinti, jisai pritaikyti tą Romos formulę. Kame ta Romos formulė yra 3 punktai, aš to papasakosiu. Tai dabar, kadangi viską iš eilės dėstau, taigi ir aš galvodavau, prie ko? Aš suprasdavau, kad jis yra toks sovietinių nacijų hybridas, tas Gediminas, sakykime. Jam nieko netrukdo, jis jokio ryšio neturi su religinė bendruomenė, bet išlenda ir padergti žmonės tuos, kurie eina dvasiniu keliu. Kažkokiu būdu, taip mes pro šalį praleisdavom pro ausis, galvoju, idiotai, nafig, jie taip daro, aš galvoju. Žodžiu. Paskiau dainius ten yra, žodžiu, keletą aš jau pažįstu, liežuvio nenulaiko už dantų, patys sunkiai suprasdami dėl ko. Kažkada susitikom su tuo dainium
iš tų, dabar aš juos jau įvardinu, žinot, Machno ainiai. Machno ainiai. Pasigūglinkite, kas tas Machno, žodžiu. Kažkada buvo susitikimas ant Šatrijos kalno, žodžiu, pasiglebėšiavom, pašnekėjom, nu, tokie kaip ir bendraminčiai ten, žodžiu, nes jie žmonės ieško nuo tos pandemijos apsaugos, ten dar visko, žodžiu. Ir aš važiuoju automobiliu namo, na, sustoju kažkur, ten, žinai, aikštelį, pakely, Facebooką sklaidau, žinai, ir žiūriu. Tas pats Dainius, ką tik su juo glebėšiavomės. Ir dabar jis jau pradėjo dirkti. Paieškojus archyvose galima, aš galbūt screenshotą esu pasidaręs. Ten galvoju, kas čia per bairiai. Na ir aš brūkštelėjau jų ten, ar tai buvo grupė, ar ten jo profilį, sakau, kad vienas iš tų vadovų, čia jų, tų, žinai, Machno ainių, žinai, jie susiję su saugumo tarnybom. Tai, vat, maladėts Dainius, jisai perskambino. Sako, ką čia rašinėjai? Sako, mūsų kelias kaip ir vienas, kaip ir tuda, žinai. Nu, supranti, ką čia rašinėjai. Ir mes susitarėm, kad viens apie kitą nieką nebešnekėsim. Bet taip nutiko, kad čia vat, visai nesenai jisai pritaikė tą Romos formulę ir pakvietė į renginį manęs nepakviesdamas. Aš įtariu, kad ir ten Varliną minėjo, ten tuos, nu, blogerius ar kaip čia, kurie šviečia visuomenė, žinai. Ką, aš turiu žiūrėti jų kanalus, žodžiu. Ir jisai pradėjo vartyti ten, žodžiu. Tai vat koks momentas. Ir per tą laiką, kada vis mus laiks nuo laiko atakuodavo ir puldavo, gavosi, kad mes išsiaiškinom, kas yra tokie anarchistai. Skaitosi dešinieji ekstremistai ir yra anarchistai. Skaitosi anarchizmas, tai reiškia be valdžios. Ir gaunasi, kad jie labai pyksta, žinai. Kada, sakai, va, Gediminas, prie ko čia barzdylai, jisai dergia čia mūsų bendruomenį, žinai, arba ko Dainius tenai visokias šiškas mėto, žinai. Ir gaunasi, kad pas juos organizacijos kaip ir nėra, nes anarchistai, jie valdžios nepripažįsta. Ir nėra į kaip, bet kada juos įvardini, kad jie kokie ten Machno ainiai, jie ten žinai, purkštoje, žinai, kažkokias kliedesius šneka, žinai. Ko kišatės, užčiaupkit snarglės tavo. Žodžiu, ko kišatės į religinės bendruomenės reikalus. Na va, dabar gerai, dar vienas momentas toksai apie tą Romos formulę. Tai pirmas punktas yra pasėti tokią neapykantą. Bet jeigu yra organizacija arba kažkokia grupė žmonių ar šiaip ar žmogus, tu apie jį pradėk vėjus šnekėti, kažkokius blėnius nešti. Tai čia pirmas toksai, tai vadinama dehumanizacija, nužmoginimu. Šitą metodą naudojo naciai prieš žydus. Pirmiausia, jiems užklijavo etiketę kažkokią, nu sako, čia hernia, čia žydai, blin, čia kažkokie lapai pernykščiai, jų sudeginti reikia. Suprantat? Ar ten kažkur? Lygiai tą patį darė paskiau komunistai. Apie 50 metus persekio, ten buvo krikščionių įvairios religinės tradicijos, juos vadino sektantais. Irgi sektantai, čia blin, čia tokie jau vsio, jau ten griu, kaip sakant, į pusnį, jau sektantai, žinai, ir persekio. Turiu video, kažkokį jau įkėlęs esu Facebook'e, pasižiūrėkit ant sienos, žodžiu. Tai vat gaunasi, kad kada klijuoja etiketės be pagrindo, žinokit, kad čia taiko iš karto jau Romos formulę, jau jūs galite identifikuoti. Dar liko 2 punktai, aš juos išvardinsiu. Dėl ko jie tai daro? Vienas dalykas, jie tai daro iš pavydo. Antras gali būti variantas, kad kažkokius turtus nori užvaldyti. Tas ir vyksta, žinokit, tas ir vyksta. Turiu brolį Ramūną. Tai jisai sugebėjo pripūsti tas etiketės, užkabinti tas komunistų, nacistų hibridinės etiketės mano mamai. Supranti apie mane? Ir chrien. Mama pasimirė, o palikimo dalį, dalį jam užrašė. Ir jisai dabar trina akis ir mes dabar kaunamės. Kaunamės iki šakės, žinokit. Nes naciams ir komunistų tiems hibridams, kaip sakant, gyvenimas bus trumpas, gėdingas ir labai aiškus. Tai dabar čia šiek tiek lyrinis nukrypimas buvo. Lyrinis nukrypimas buvo. Taigi, tiek naciai dehumanizaciją, tą nužmoginimą naudojo, tiek sovietai. Ir gaunasi tie dainiai, Gediminai,
jie yra, kaip žinot, buvo pandemija ir skiepijo žmonės per prievartą. Nu, sako, jeigu nepasiskiepysi, neįsi į darbą, žinai. Ai, žmogelis sako, pasiskiepysiu vieną kartą, antrą kartą, čpok nuo COVID, žinai, į petį ar ten kažkur. Kas numirė, kas luošiais liko, žinau ir tų ir tokių, kažkas išgyveno, slankiojo dabar, žinai, supranti, kas guviau gal slankiojo, čia nesvarbu. Bet esmė, kad jie yra jau priklausomi tom korporacijom, kurios sukūrė šitą skiepą, ten su nano, be nano, ten su genų inžinerijos tenai visais efektais, visiškai nesvarbu. Jie, šitie žmonės, jų gyvenimai jau priklauso korporacijai, jie yra paskiepyti. Paskiepyti, suprantat? Tai lygiai taip pačiai šitie anarchistai yra paskiepyti nacijų ir komunistų tų hibridų Romos formulę. Ir viskas. Ir jie naudoja šitų saugumo tarnybų, KGBistų, VSDšnikų metodus. Suprantat? Ir jie gaunasi, kad pažeidžia kitų žmonių privatumą, tai yra suverenumą, atima dalį. Jie reiškia tiek pat patys savo netenka, jie va šito nesupranta, patys savo netenka. Ir dabar jau čia mačiau suokė tas dainius. Sako, konfiskavo mašiną, važinėjo su gyvo vyro ten, žinai, numeriais. Čia arkliui buvo aišku, mes jau senai šnekam, jau metai laiko šneku, kad negalima išmesti raktų nuo sistemos, o sistemą reikia pajungti, apynas ir uždėti. Jeigu kažkas sugedo, ją remontuoti reikia, suprantat? Ir ar tai būtų jisai pas Batką Baltarusijoje, jam tas pats būtų. Ar čia Lietuvo, ar kitoj šaly. Tai yra anarchizmas. Žmogeliai nesiorientuojate terminuose, kas yra anarchizmas, kas yra separatizmas. Tai yra separatizmas, separatistai. Bet, kadangi linkę tiek VSDšnikai, kaip sakiau apie tas putas, jie ten susirinkę kažkokie trejetušnikai, nežinau, ką jie ten baigė, ten iš vis, ką jie ten galvoja, žinai. Galvoja religinė bendruomenė. Mes juos čia biški pridirksim. Vyručiai, ne ant tų pataikėt. Dantis jums tikrai atčips. Tada klausimas, ar liksite savo postuose, žinai. Tai, vat, mėlėjai, tai šitie, vat, anarchistai yra paskiepyti VSD bučinio, KGB bučinio. Jeigu jūs taikote visus šitos, vat, metodus žmonėms, tai jūs jau esat lygiai taip, kaip nuo COVID paskiepyti priklauso korporacijoms, taip jūs esat šitų VSDšnikų. Ir jūs galit šnekėti, suokti, kad ten, ne, aš ten neturiu jokio dokumento, kad ar ten jie nepasirašė, tenai ne kokie VSDšnikai ar dar kažką. Jūs iš žmonių atiminėjate suverenumą, dergite aukščiausiai suvereną, dergite tuos, kurie tarnauja aukščiausiam suverenui, tai yra Dievui. Ir dėl ko? Patys nežinote kodėl. Tai yra nauda bendradarbiauti, stebėti, mokintis, perimti patirtį tam tikrą. Bet ar po vieną ant kitos, ar po vokalo kokio, jūs visokias tokius klėdis uždaro. Tai dabar žiūrėkit, momentas toksai. Pirmas Romos formulės to metodo dalykas, tai kad diskredituoti. Sako, tikėti, užkabinsim, žinai. Antras etapas, kada prasideda diskriminacija, žinai. Čia žydas, sektantas, jo fana, nafik jis reikalingas, supranti, čia va toks jisai nebe žmogus, jį paspirsim, nafik ten, žinai, ten kokie, žinai, dažniausiai susiveda irgi į palikimus, paskiau į kitokias, dėl darbų, dėl religinių įsitikinimų, supranti. Ką draudžia visuotinė žmogaus teisų deklaracija, žinai. Ir trečias, paskutinis etapas, ką jau pastebėjau po to, dryžuota galvio su kepurė, ta dryžuota, kuris ten šnirpia, žinai, visokias vėjus, komentaruose jau, YouTube, žinai, vienas sako, tu tik man švilpauk, aš juos į vietą pastatysiu, tuos, kurie tą anarchistą ten vanoja, žinai, jau. Tai trečias punktas reiškia linčo teismas arba fizinis susidorojimas. Tai vat, šitos Romos formulės yra 3 stadijos. Jeigu jūs ją pamatėt, iš karto nafig griebkit argumentus, visus filmuokit sabakas ir džiaukit ant krosnės juos, žinot. Tai va, tai pirmas diskreditacija, paskiau diskriminacija ir eina link fizinio susidorojimo. Kadangi Europoje, pasaulyje jau praėjo nacizmas, komunizmas, o dar prieš tai inkvizicija, visi jie yra tos pačios šutvės, kaip sakant,
kas čia tokie, durindos tokie, suprantat? Tos pačios šutvės. Istorija jau, kaip čia Europo pasaulis jau pasimokė, kad negalima šitaip taikyti šito Romos formulės. Ir va dėl to visos tos ir, sakykime, kad net ir tarnybos jos taip pat jos žlugs. Suprantat? Neteks darbų ten, visokių licenzijų ten, kadangi jie pažeidžia žmogaus teisę į religiją, pradeda diskriminuoti dėl religinių įsitikinimų. Tai va, mėlėjai, toks buvo griežtas reportažas, bet labai aiškus. Ir visas tas formulės dar taiko labai žiniasklaidą. Kada tik pajutot šitą momentą, iškart sakykit, viskas, diskriminacija, atsiverčiat 9 berods straipsnis visuotinės žmogaus teisų deklaracijos. Ten ne pusė žodžių nėra apie tokius visokios Romos formulės arba diskriminacijas, apie sektantus, apie dar kažką. Čia vat, dėl šito, vyručiai, jūs jau čia pakliuvot, giliai įlimpot. Šiaip yra variantai, kaip išsikapanoti, bet kažin ar jūsų egoizmas leis tą padaryti. Taigi, mėlėjai, visiems geranoriškai nusiteikusiems, palankiems, šaunuoliams žmonėms, tie, kurie domitės, gilinatės, visus tos terminus, ką aš čia sušnekėjau, dar pasigūglinkit, patikrinkit, ar teisingai pasakiau. Ir gero gyvenimo linkiu, sveikatos, meilės, laimės, pinigų. Iki.